Pakalbėkime apie Lenovo modernę darbo vietą hibridiniam darbui. Tokios darbo vietos privalumai, naujausia įranga ir mobilumas. ThinkPad T14S 6 kartos Qualcomm yra visiška naujiena ir pirmasis Lenovo verslo kompiuteris, kurį galima būtų tikrai pavadinti AI arba dirbtinio intelekto kompiuteriu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, čia aš jau turiu paskaityti, kad jisai turi Snapdragon X Elite procesorių, kuris yra skirtas būtent nešiojamiems kompiuteriams. Jis idealus hibridiniam arba mobiliam darbui ir panagrinėkime, ką jums suteikia ši nauja kompiuterio architektūra. Šis ThinkPad T serijos kompiuteris atitinka Microsoft Copilot plus PC kriterijus, kur vienas esminių NPU turėti bent 40 topsų. Tops nusako, kiek trilijonų operacijų NPU procesorius gali atlikti per sekundę ir šiuo atveju ThinkPad T14S gali įvykdyti net 45 trilijonus operacijų per sekundę. Qualcomm procesorių su 45 topsais leidžia užtikrinti, kad dirbtinio intelekto užduotis ir Microsoft Copilot uždavinius tu gali spręsti tiesiog savo kompiuteryje. Kitaip tariant, tau nereikia naudotis interneto ar kompiuterio debesijos ir tai reiškia, kad tai yra saugiau, mažiau resursų ir tiesiog efektyviau. Qualcomm procesorius yra ypatingai spartus ir pagal atliktus tam tikrus testus lenkia kitus gerai žinomus rinkos dalyvius. Jo stiprybė yra ne tik našume, bet ir efektyvume. Jis naudoja mažai elektros energijos, veikia tyliai ir nekaista. Svarbus dalykas apie 6 kartos ThinkPad T14S Qualcomm yra tas, kad su šituo kompiuteriu dirbant praktiškai tu gali pamiršti savo kroviklį. Yra testų, kurie parodo, kad tu galėjai be kroviklių šio kompiuteriu dirbti ne 24 valandas. Tai yra Lenovo Premium klasės produktas ir Lenovo jį teikia su 32 GB atmintimi, 1 TB kaupikliu, 400 nit ypatingai ryškių ekranų ir pats įrenginys sveria tik tai 1 kg 240 gramų. Hibridinė darbo vieta reiškia, kad toks vartotojas darbo vietoje nebūna ypatingai dažnai. Šiai darbo vietoje mes pasirinkome 24 colių ThinkVision P24H monitorių, kuris prie jūsų unikalaus kompiuterio jungiasi tiesiog USB-C jungtimi. Šis monitorius turi integruotą dockingą, kitaip tariant, kompiuteriu pasijungus tiesiog USB-C jungtimi, visą likusią periferiją tu susijungi iš monitorio galo esančiame dockinge arba jungčių lizde. Ir tai yra tikrai labai patogu. Šis monitorius užtikrina 100 W krovimą ir P24H ThinkVision monitorius turi QHD raišką. Kitaip tariant, jeigu jūs dabar pradedat žiūrėti monitorius, pradėkite žiūrėti monitorius, kurie bent jau turi QHD raišką. Rekomenduojamas priedas yra ThinkPad Professional krepšys. Jis yra tvirtas ir mažas. Bet į jį telpa kompiuteris ir visi reikalingi įrenginiai. Jis yra padarytas iš perdirbtų medžiagų ir todėl yra ekologiškas.